Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat. Ačiū, kad spaudžiat patiktuką ir kad komentuojat. Ir kuo nudžiugins mūsų rytojus, vėl einu jum pasakyti. Čia pundelių tokių įsijėmė, tai tegul ir būna. Tai va, įsirinkit, kaip jūs mėgstat, visada jūs žinot, kaip išsirinkti. Skaitau po vieną. Na, 10 pentaklių. Tai visiškai puikiai pinigų korta. Ji sako apie jūsų stabilumą finansinį, apie tai, kad jūs viską labai gerai darot finansiškai. Jūs mokat tvarkyti su pinigais, jūs taip gerai su jais kažkaip draugaujat, kad jūs tiesiog pinigam patinkat. Jie eina pas jūs patys. Jie žino, kad čia jais bus pasirūpinta, kad čia jie bus suskaičiuoti, kad jie bus išleisti ne veltui, neišmėtyti į balą. Žodžiu, pinigai eina pas jūs. Kažkaip tokiu stebuklingu būdu, kartais net nelauktai, neplanuotai, ima ir atsiranda. Ir jūs tai žinot, ir jum tai jokia naujiena. Ir rytoj jum jų vėl atsiras. Vėl atsiras iš kažkur tai atsiras tų naujų pinigų. Pinigai tiesiog kovoja, kaip pas jūs greičiau ateit. Jie bėga, spurda, lenkia vienas kitą ir pasijunta gerai tik tada, kai jūs juos priglaudžiat į savo glėbį. Va toks pinigų taikinys esat. Na, puiku, žinoma, kad jūs tai džiugina. Ir aš čia nieko naujo nepasakiau. Jūs visą tai seniai jau žinojot. Tik rytoj dar kartą įsitikinsit. Aha, vat ir dvejetas kardų, tai truputėlį abejonės. Du variantai ir abu vienareikšmiai. Ir abu jum patinka, ir abu jum gražus. Ir ką dabar daryti? Ir abejonės kartais labai sugaišina laiką. Bet kažkaip jūs turėsit sugalvot, kaip išspręsti šitą dilemą. Nes jūs norėsit ir ten, ir to, ir ano. Ir galų gale atsitiks taip, kad jūs stovėsit vienoj vietoj ir nežinosit, kur eit. Žinot tą pasaką apie Buridano asilą, kai jis atsidūrė tarp dviejų šieno kupetų ir nežinojo, nuo kurios pradėt. Ir taip ir vos nenumirė iš bado. Na, tikiuosi, jums taip neatsitiks. Tai kai atsidursit tokioj situacijoje rytoj, pasitelkit intuiciją arba meskit monetą. Ir be jokios abejonės padarykit taip, kaip moneta nurodys. Na, žodžiu, truputėlį bus įdomu. Nepražiopsokit, pastebėkit šitą variantą, jum tai patiks. Na taip, va, jūs dabar pažiūrėkit į šitą grožį. Tai jūs rytoj esate šitą valdovė. Valdovė tai rezultatai. Jūs jau dirbot, galvojot, puošėtės ir staiga matot rezultatą. Va taip va. Viskas aplink jūs susitvarkė puikiausių būdų, visi jūs myli ir jum pataikauja, visi jum neša dovanas, jūsų širdis džiaugiasi, jūs suprantat, kad tai jūs patys taip viską sukūrėt, kad jūsų išmintis, jūsų jėga, jūsų kantrybė buvo panaudota tam, kad jūs taptumėt tokiu rezultatu, kurio niekas nepaneigs ir kurį visi mato. Tai rytoj jums diena tokia, kai jūs tiesiog privalot pasilepinti visais įmanomais būdais, paragauti visų gardėsių, pasilepinti kokioj nors džakuzį ar bent jau aromatiniai vonioj, apsirengti savo gražiausius drabužius ir pasigėrėti savim prieš veidrodį, prieš išeinant į
į žmonės, o kai išeisit į žmonės, jūs pamatysit, kad tie žmonės visi tiki jūs ir kreipia savo dėmesį, jūsų populiarumas auga kaip ant mielių. Jum tikrai patiks, galit net neabejot. Tai čia tau, kad nori. Ten buvo valdovė, čia dabar valdovas. Na, čia labai įdomus valdovas. Esu tokią fantaziją padirbėjęs dailininkas. Kiekvieną kartą negaliu. Ir čia net dailininkė. Va taip, moterys turi tiek fantazijos. Ir tai yra valdovas visko. Jūs rytoj lengva ranka, lengvais judesiais, su pasimėgavimu sutvarkysit viską pagal savo skonį, pagal tai, kaip jūs manot, kad reikia, puikiausių būdų ir visi įsireikios, ir visi padarys tai, ką jūs liepėt, ir niekas nesiginčys. Tiesiog grynas grožis. Aš nežinau, jūs vadovai, bosai ar kas nors dar, o gal net visiškai ne, gal jūs surikiuosit taip savo aplinką, jums nereikia niekam vadovauti, jūs tiesiog savo visą pasaulį, visą aplinką susitvarkysit taip, kaip jums patinka ir patys žiūrėsit ir mėgausitės, ajajai, kaip aš gražiai padariau. Ir visa tai jums patiks, ir visa tai visiems patiks. Ir kaip tai gali nepatikti. Stebėkit, rytoj labai įdomi diena. Stebėkit, kaip jūsų mintis, bet kuri mintis, atsispindi jūsų realybei. Kaip jūs pagalvojat, taip tučtojau ir atsitinka. Labai puiku. Aš labai mėgstu šitą kortą ir šitą situaciją. Aha, viskas.